Manau, vienintelis Lietuvoj toks namelis, kuris gyvenamas ištisus metus. Kiek viskas kainavo? Gerą dieną! Nu, ko jūs? A, kogi tu jinai? Aišinai, kaip matot, prie mūsų su žmona nameliuką. Pagaliau atėjo laikas papasakot apie jį. Nes sulaukiau, daug žurnalistų dėmesio. Pirmą Utenos dieną. Tada labai gražiai parašė LRT straipsnis išėjo. Delfis nes klausė parašė, labai negražiai ten, bet nesmė. Ir dar TV3. Tai vat, tai kadangi tokią susidomėjimą sulaukiu, atėjo laikas papasakot apie šitą pasakų namelį. Malkų pasakų namelis. Ant galo įdomiausia papasakosiu, kiek visa tai kainavo. Tai vat, kviečiu į vidų ir pažiūrim. Pirmą lauką apžvelgiam. Taip iš lauko, jeigu mato, truputį spalvas skiriasi iškart. Aš viską atvirai, kas man žino, tai čia biški viena spalva, čia kita terasa buvo damurita po 2 metų. Tai biški gaila, spalva sumaišėm. Kalonas buvo rimtas, pirkta, o visa kita beveik savas medis. Kaip atrodo iš mažų kaladėlių, čia jau paskui kas liko didesnės. Turim terasą, čia prūdas. Čia pavasarį, vasara gražu. Iš priekio toks vaizdelis. Pavasaris, bet pas mane dar gili žiema. Pakalimo nėra, o visa kita. Va šita siena gražiausia. Nes stambiausia, viskas buvo sudėta stambiausia. Čia šita siena taip, labai graži. Galinės sienas nerodau, ten iškrauta visokiais rakandais. Tai vat, einam vidun ir viskų papasakosiu, aprodysiu. Kaip kas. Ką, jau turim tokią terasytę. Žmonos kambariukas vasarą. Čia pasitešė čiužinuką. Čia gyvena. O kai atšąla, atsikraustė pas mane į kambariuką. Tai vat, tokia terasytė. Taip išeinam, čia taip. Terasytė 12 kvadratų. Kas buvo pirkta, tai gegne sudėjau, kažkaip tai nežinau, kodėl sugalvojau. Grindis iš gegnių padariau ir lubas tokius viengubą pjovimą lentas, užtiniam tokiom uždėjau. Čia prichaltūrinau, bet baika. Turim čia ir šviesą turim. Tai vat, tokia terasytė, kviečiu į vidų. Ką matom, mano lavytė, staliukas, vat, čia tik tai 12 kvadratų, čia bendrai 18 kvadratų. Turim virtuvėlę, mini tokį, indai, daiktai, dujų balionas su siurbliuku rušluota ir netgi rūbam vietas, patalinė, rūbai. Tai vat, turim mini pirtelytę. Tokią. Dariau 2 vietę, maudėmėms 4. 2 stambesni ir 2 smulkesni vyrai. 4 vyrai. Šitą pirtelę pasirodo telpa. 3 kvadratai. Čia specialiai apdailą nuėmiau, man kad šilumą ilgiau laikytų, apkroviau plytam. Jau tokia mini pirtelė. Yra nedadielo aišku tokių mini, bet man gerai. Kaminaukas, kaip bunkeriakiai. Tai jau vat. Ir visa tokia erdvė, ką gali papasakoti. Palangės teko pirkti, nes labai plačias. 40 cm pirkau ir paskui kas liko, nupjaviau, čia uždėjau. Čia kas liko nuo lubų, lubas tokias. Važiavom, pirkom maletas ten, norėjau iš tiesų iš ilginių. Tai vat, čia nelabai gražiai padaryta, bet ašgi žinot, paprastas žmogus. Aš iš kaimo man gražu. Galima, aišku, buvo pasistengti. Kaip savo darai, tai bet kaip, kitam tai pasistengtų. Dabar gali biški labiau pasistengti, nežinau. Kaip makėjau atrodo, tada tai padariau. Nežinau, kodėl tai paskubėti. Grindys plytelės, šildamas,
Jeigu norim, atsukam šilumos ir gerai. Šiaip labai gerai. Palieku. Žiemai nešaldau, minimaliai nustatau kokią 15 ir palaikau visą laiką. +5 minimum laipsnius čia vidai palaikau. Neduoda atšalt. Taip, kas įdomiausia. Šiokių tokių trūkimų yra. Va, kaip matot. Čia kiaurai reiškia ne. Kur buvo kiaurai, sakykim, traukia, jau tikrai jau. Kur kiaurai buvo traukia. Tai tą rastelį kapoji ir paskui dedi. Tai va, tokių yra. Bet tame ir grožis ir pliusas, nes kvėpuoja. Labai minimaliai jis visada kvėpuoja. Pečiukas pirktinis. Pats mažiausias, kokį radau rinkai. Bet sumokėjau brangiai. Paskui apie kainas pakalbėsim. Nu tai va, visa tokia ta erdvė. Visa 30 kvadratų. Ar 2 gyventi užtenka? Nežinau, kaip kam. Vienas dauguma sakys, kad maža. Aš sakyčiau, kad užtenka. Tai va, reikėjo tik vienos biškį reklamytės ir pasidariau įdomus. Aš žinau, dėl ko įdomus pasidariau. Tai aišku, kad apie bunkeriokų visi norėjo sužinoti, kaip čia, kodėl čia gimė tokia idėja ir mintis. Nesakau, apie bunkeriokų nepasakosi. Turiu papasakoti kai kuo įdomiau. Turiu labai įdomų nameliukų pastatytų už malkų. Tai va, papasakau vieniem, patiko. Tada kiti, treti, ketvirti. Tai va, manau, vienintelis Lietuvoje toks namelis, kuris gyvenamas ištisus metus. Jeigu ne vienintelis, prašau, atsiųskit man kokį nuorodų, nuotraukų ar ko, jeigu Lietuvoje yra tokių daugiau gyvenamų namų, būtent ištisus metus. Žinau, kad yra pirtelė viena, žinau, yra terasytė ne viena, žinau, kad yra žmonės taip pat Aukštaitijoje norėję statyti, tik kad nežinau, ar pastatė ar ne, ir gaila pamečiau tuos kontaktus. Nu ir ko, paklausa mano barbalėm, labai saulė šviečia einam kitom pusėm. Tai va, kaip gimė tokia idėja interesna. Pamačiaugi Facebook'e, kai šitie, indai, kaip ten indusai tie iš kaladėlių, tai paprastai deda ten tokius tik tai starumą rastelius su žemėm krovę. Kažkaip patiko, žiūri nameliukų tokį sulydę nedidelį. Ant bairę parodžiau žmonai, sakau, statam tokį. Anu pažiūrėjo, sako, statam. Pradėjo domėtis ir atrado būtent šitų technikų, korpų technologiją. Šiaurės Amerikai stata, Kanadai, rojus, mes iš jo ėmėm techniką šitą. Ir mano žmona labai pradėjo daug domėtis, labai daug skaityti. Ir ką, ir patiko jai, tai man to tik ir užteka. Aš ir kažkada visą laiką norėjau kažko neįprastą. Norėjau statyti kupolinį namelį iš parastirolio, bet tada dar neturėjau tiek pinigų. Ir galvojau, kad čia labai pigiai pasistatysiu. Nu, bet išėjo 3 brangiau negu tikėjau. Iškart pradėjau ruošti medieną, kadangi savo mišką turėjau. Leidimas kaip tik buvo 100 egliniukų tam valyti. Ir su viena žmogaus pagalba daug dirbam, viską rankytėm, družbytė, nešiojam rastukus, žievinam, supjaustėm kaladėlėm, tada 3, aš, žmona ir tas žmogelis, tai jam amžinatilsį. Ir padėjom rastelius, metam laiko džiovinti. Šitas malkas metus laiko džiovinam, pagal būtent tą techniką. Tada padarėm pamatus ir kitais metais pradėjom mūryti. Niekada nepamiršiu. Šitą pradžiai dalį be terasos mūrijam 33 dienas. 27 dienas tik tai dviese su žmona ir paskui likusias 6 aš vienas pabaigiau. Labai lėtas darbas, labai žiūri, labai glostai, labai reikia pataikyti košę sumaišyti, tam tikro tirštumą. Tai va, ir niekad nepamiršiu, kaip iš šitų planų pradėjom mažučių, per 12 valandų, tad su porą pertraukėlių sumūrėm tik tai 1 kvadratą. Tai va, tokia ta pradžia ir rasteliai buvo apjaunami. Visi vienodi 36 cm, košės dedama galuose po kokią 8 cm 10 ir oro tarpas buvo užpildomas pjuvenom.
Bet gaila pjuvenos buvo naudojamos iš lentpjūvės, iš gatrė, labai smulkutės. Truputį dar įdėjom į tas pjuvenas kalkių, dėl graužyklo, dėl ko, nežinau. Taip rekomendacijos buvo. Ir taip gaunasi plius apšiltinimas tas oro tarpas. Na, čia reikėtų smulkiau papasakoti, bet nenoriu įsiplėsti. Tai va, ir klaidas su šitom smulkiom pjuvenam, nes jos vis tiek minimaliai gal susėda, ar buvo tik kažkada užėjęs uraganinis vėjas, per tuos mini tarpelius čiut net panešė, tų labai nedaug. Na, ašgi viską atvirai. Tai va, o reikia pjuvenas naudoti idealiausiai iš po družbelas, iš benzininę pjūklą. Tai va, tokias pjuvenas idealiausia naudoti. Tokia technika ta yra projaus. Kas dar? Skiedinys įdomiausia. Pasirinkau specialiai baltas cementą, nes daug gražiau. Pirmas bandymas buvo su nebalto cemento. Buvo bent 3 bandymai daryti. Tie, kaip sakiau, trūkimai eina. Va, tuoj parodysiu. Va, tokie trūkimai, tokių trūkimų neturėtų būti. Bet, kad ir šitie trūkimai, mes turėjom 2 metais viską pereiti ir viską užglostyti, pagal techniką visus trūkimus užtaisyti. Nu tai va, dabar 5-6 metai tikrai gal reikėtų, bet tai, neprisirašėm, nėra kada, nėra laiko. Ir pagal techniką tą, jeigu užglostom tuos trūkimus, tuos tarpelius visus ir viskas gerai, ilgiausią laiką. Taip, tiesa, košė. 3 smėlio, 1,5 cementą baltą, 1,5 kalkių ir netgi 2 mirkytų pjuvenų. Tos pačios smulkios pjuvenos. Pjuvenos netaip duoda greit džiūti košiai, nes vasarą, vėjukais per daug greit džiūna. Ir ypač baltas cementas pasirodo, paskui tik tai sužinojau, kad turi ten per 3 valandas jį gali išnaudoti, ar net per valandą. Abu dar prisimaišai mišalką ir, ten ilgiausia mūriai. Turi apsidangstyti viską, kad nepatektų saulė tiesioginė, vėl blogai. Batos į lubą sudėjau. Netgi 35 cm, labai gerai, kad tiek daug dėjau, netai perkaista, netai prikaitina, o jeigu jau būna šilta, 2-3-4 maks, a naktį atsidarau langus ir naktį pravedena. Dieną laikau uždarytus langus, visiškai viską uždaręs. Vasarą taip. O tai va, ir gimė mintis, priėjom prie to, ar galima gyventi ištisus metus. Taip, nes aš čia gyvenau 1,5 metų. 1,5 metų buvau nemiegojęs bute. Bet dabar, kaip dauguma žinot, turi mažą vaikelį, tai teko grįžti į butą. Nors čia aš jaučiuosi laimingiausias, čia man yra vau. Ramybė, gal gera energija, gal ką, neblogą energiją statėm, nežinau. Jaučiuosi čia pastoviai laimingas, įsišėtęs iki ausų. Tai vat, galima gyventi. Per didžiausius šalčius, o šiemet esu nakvojęs 2 naktis. Ateini, prisikorini, aišku, daug, iki 25 kokių. Ryte, sakykime, iki 25 prisikorini. Iki vakaro atvesta taip iki 20-21, ryte atsikeli randi 17. Pirties pečiukas, kibiras malkų. Kaip tokiai kvadratūrai, aišku, daugoka malkų, bet gyvent galima. Ir daug geriau 30 minus šalčia, negu -5 ir labai didelis vėjas. Čia gaila, kad labai dažnai vėjuota. Tai vat, minusas čia yra didelis. Kad laukuos gyvenam ir turim daug vėją. Bet, nors, kaip ir sakiau, pastatas kvėpuoja. Čia yra ir plius. Žinau, kad tikrai ilgai nesupelis. Taip, rąsteliai iš lauko, kaip matėte, buvo dažyti, impregnuoti, tiksliau netgi mirkyti. Mirkyti, tai jie paprastai šitais dažais. Ir kadangi į galą labai gerai įsigeria, tai ta spalva, minimum 20 metų, manau, laikis. Iš šitos pusės kažkuo tepėm, neatsimenu kuo, dėl kenkėjų. Irgi impregnavom, bet palikom natūralius. Gražiai atrodo, natūralu.
Staliukas mano gamybas, lova mano gamybas, tokia dūtė draugo dovanota. Įdomiausia tas, kad viską sumūrėm dviese su žmona. Prie mūrimo nieks neprisidėjo. Minimaliai prisidėjo prie grindų betonavimo žmonos brolis ir prie stogo irgi truputį padėjo. Dar vienas žmogus irgi prie stogo padėjo tą vainiką kažkaip, nežinau kaip daryti. Porai valandų padėjo ir viskas. Ir galvojau, įsamdyti reikės, kaip man tą karkasą aplink, niekaip nesigalvojau padaryti. Bet padarėm ir stogas, kaip nematėt, skarda. Bandykit, gal pavyks. Čia buvo irgi eksperimentinis, rizika didžiausia. Buvom netgi jau, sako žmona, nedarom, nes aš kol bandymus dariau, tie tarpai skilinėja, nesigavo. Baig, sakau, kaip nedarom, tiek laiko dirbam, jau tiek mediena buvo paruošta, tiek darbą įdėta ir nestatyti. Ir dabar džiaugiuosi, kad pastatėm, nes eksperimentas pavyko. Vienas draugas sakė, ką jūs durniai, jum, tai kaipgi betonas su medžiu nesiriša. Pasirodo, ryšasi ir galima gyventi. Tikėjaus tikrai daug blogiau, bet jeigu statyčiau antrą, žinau, pastatyčiau daug geriau ir daug šiltesnis. Tai o jeigu tikrai kažkas norėsit statyti tokį, parašykit asmeniškai, atvažiuokit į svečius, priimsiu, papasakosiu plačiau. Tai ką, įdomiausia, kiek viskas kainavo, neradau, gaila, tą namie turi viską susirašęs, bet esmė, taip grubiai. Visai medienai tik 800 €, nes savas medis nekainavo, gaila, pirkau terasai jau medieną. Pamatai tik apie 500 €, visa pirtytė su pečiuku 1200 €, nes pats pečiukas brangiai kainavo, man atrodo, 800. Langai, kas iš brangiausia galima sakyti, visi langai 2400–2600, nebeatsimenu. Visas stogas, skarda su visa sistema apie 2,5, 2,3, gal 2,2. Visas kėdinys, netgi apie 500 €, baltas cementas, kalkės, smėlis, virš 5 gal. Dažai, tas apie 200–300 €, durys 500, virtuvytė visa žmogus padarė 1000, lubos, vata, aplink langus, palangės, apie 600 €. Elektra, medvaršiai, visa kita, taip grubiai apie 1000, grindys apie 400. Ir darbas. Vienas žmogus, kaip sakiau, miške buvo samdytas, tik tai apie 400 €. Tai grubiai, kiek aš žinau, viską skaičiavau, viską, ką matėt, ką matot, yra išleista apie 12 500 €. Ar tai yra brangu, nežinau. Spręsti jums. Tada prieš 5 metus man buvo brangu, sakykime prieš 3. Dabar nemanau, kad tai brangu. Ar sugebėtumėt pasistatyti pigiau? Gal? Nežinau. Tai tokia apžvalgėlė, nežinau. Gal kažką praleidžiau, gal ne. Tai kai visą laiką žinotgi, kas daryti. Uždėkit laikų, dėlė kokį komentarų. Susitiksime pas savaitėlą. O po savaitėlės bus įdomu. 2 paras bunkeriokį. Iki.